Ieškome pavėsiuko, krausimės jau daiktus į rytojaus startą. Vyksta pilnas daiktų regrupavimas. Tvirtinsim bagažinėje diržais, kad jie neskraidytų. Pildomės vandens atsargas. Tai sakot, kad vandens nebus? Pilam į baką. Sakot, kad vandens nebus? Nu, turim tokią mintį, kad dykumoje gali būti truputėlį trūkumas vandens, tai ruošiamės iš karto, turim kiek čia 20 litrų bakelius ir Liudvikas pila vandenį. Tai ką, atvažiavom dabar jau pas organizatorius prie starto ir čia jie mum į mūsų planšetę įrašys žemėlapius, įrašys viso maršruto taškus, kad žinotumėm, kur reikia važiuoti, kur bus bivakai ir, žodžiu, kad nepasiklystumėm. Tai dabar už geros valandos organizatoriai sakė, atiduos mūsų planšetę, jau pilnai paruoštą, tai mes einam pasivaikščioti, truputį pailsėsim ir tada, bandysim pasižiūrėti maršrutą. Nu ir visi turim čipus. Ar sunki diena šiandien Jurgi buvo? Nuostabi diena, poilsis ir rytoj pasiruošimas startui. Tiksliau šiandien pasiruošimas startui, rytoj linksmas startas. Egy csomó dolog nem pontos, precíz, megbízható ezen a rally, nem úgy van, ahogy kitaláljuk, de az időpontok azok. Na ką, jau pirmas checkpointas, išvažiavom iš miesto, prasideda grožis. Lietuviai kartu važiuoja. Labas. Kaip gyveni? Čia tiesiog asiliukas galva iškišęs žiūrėjo, kaip važiuoja sportininkai. Liudai. Liudas sako, ten į dešinę. Gerai, važiuojam į dešinę.
įvykis. Pagaliau Saharoje. Esame tikroj Saharos dykumoje, važiuojam pasitikti saulėlydžio. Kol kas saulėtekio. Kol kas sunkiai sekasi įveikti kopas, nes ratus nusileidom ir šiaip dar nelabai mokam per jas važiuoti. Turim jau rumunus paklimpusius, tai bandysim gelbėti. Mūsų grikis viršui. Bandysim tempt. Čia turbūt šiandien bus tokių linksmybių daugiau. Nuostabus rytas. Smėlis, kur tik akis mato, net nežinom realiai, kurią pusę važiuoti. Visur aplink smėlynai. Važiuojam iki nakvynės vietos jau. Saulytė nusileido, sutemo, o keliai ne patys smagiausi. Va, čia šiandien leisiu naktį dėžutę mano ir tokia lova palapiniai. Nepilnai telpa, bet kažkaip įsiraitysiu. Komanda įveikė 430 km. Gaminsimės vakarienę, virsim grikius. Esame bivake. Jau susirinko chebra, pasistatėm palapinės, kur gyvensim. Žodžiu, viskas kaip ir neblogai. Taip atrodo naktinis Budapešt Bamako bivakas Saharos dykumoje. Na ką, susikrovėm viską ir nelaukiam, visi eina saulės pasitikti. Mes sėdam, važiuojam, nes turim techninių bėdų, yra lūžęs amortizatorius mūsų, tai bandysim kažkaip nusigauti iki asfalto ir tada ieškotis pagalbos. Kėlę ankstų rytą, pasiekėm pirmą asfaltą, o čia jau mūsų laukia ir iki Zagorą komanda įvertins, kas atsitiko. How much absorbers we broke? Two. You have it? I get it one, but I will call the brother for bring other one. Okay. Čia va, Saharos greitkelis. Nesimato, kaip mes čia važiuojam. Bet taip, gražiai, aukštyn, žemyn. Svarbiausia, tai kelio žemėlapį. Jo, žemėlapį pažymėtas, svarbiausia. Naujienos iš mūsų komandos tokios, kad atkėlėmės ryte, sėlinom iki asfalto. Ten mūsų draugas Azizas atvežė vieną amortizatorių, bet kol važiavome, lūžo ir antras. Tikėjomės susitvarkyti vietoj, bet turėjo tik vieną, tai teko atvažiuoti iki Zagoros, žodžiu, čia atveš kitą amortizatorių ir bandysim susitvarkyti. Šiandien dieną praleidžiame, nestartuosime. Guodžia tik tai, kad dėl karinių pratybų
dykumoje buvo atšauktas pirmas etapas offroadinis. Pranešime, kaip mums sekasi toliau. Taip atrodo mūsų Land Cruiserio amortizatoriai. Viskas pakeista, Grikis gali važiuoti toliau. Welcome to Zagora.